Sveiki, šiandien mes pabandysim pademonstruoti, kaip tiesiog virti, kepti kiaušinius, kai absoliučiai nieko nėra po ranka, išskyrus peiliuką, šakaliuką ir žinoma pačius kiaušinius. Tai pirmas dalykas, ką darom, imam patį kiaušinį ir atsargiai viršuje praduriam skylutę, ją šiek tiek padidinam, tiesiog, kad kiaušinis būtų toks laisvesnis ir nesprogtų kepant. Ta patį darom su visais kitais. Visien dalis kiaušinio kepant ištekės, bet tie nuostoliai pakankamai bus minimalūs. Ką darom toliau? Imam paprastą šakaliuką ir su jo kiaušinio viduje padarom omletą. Sekantis dalykas, tiesiog nededam kiaušinių į laužo vidurį, mes pabandom tiesiog kažkur laužo pakraštyje atitraukti šiek tiek žarijas, išsikast tokias, pavadinkim, kaip ir duobutes ir tos kiaušinius sustatyti. Jau sakytų tą patį, suplakam viduje, kiek galim, duobutę, statom kiaušinį. Labai svarbu tai, kad tiesiog, jeigu mes įmesim kiaušinį į laužo vidurį, tai tiesiog jisai nuo per didelio karščio sprogs. O čia mes kaip tik stengiamės to išvengti. Ir dabar tiesiog negalios to pati taisyklė verdant kiaušinius, kad jie verdančiam vandenį turi būti 5 minutės. Mes tiesiog bandysim žiūrėti, kiekgi tas užtruks, matyt, kokiu taip 10-15 minučių kiaušinis, va taip būdamas nuo šaly laužo, kaip ir iškeps. Ir tiesiog prie pastatytų kiaušinių pritraukiam šiek tiek žarijų, netraukiam labai arti, bandom tokį išlaikyti kažkokį temperatūrinį režimą, kad kiaušiniai nesprogtų, bet kartu labai lėtai virtų viduje. Nu ką, užtrukom kiek ilgiau, gal ne 10 minučių, koks pusvalandis, ir kiaušiniai labai lėtoj ugny, kaip ir turėtų būti jau gatavi. Jo. Kaip matot, tie karšti būtų galbūt visai sveika juos atšaldyti, bet realiai yra puikiai valgomas maistas. Skanaus.